Sveiki, sveikinamės iš parduotuvės Ilgės iš Plungės. Norisi pasidalinti paprasta, bet labai naudinga patirtimi. Šiandien kalbėsiu apie lygesnių akių mezgimą. Šitą principą arba galbūt techniką, būdą galbūt naudoju jau keletą metų ir man jisai padeda ir pagelbsti. Gal kažkas nežino dar, nes tenka girdėti atvykstančiom į parduotuvę, kad pirmą kartą išgirdo ir nežinojo. Šiuo metu aš kaip tik mezgu mezginį, turiu naują projektėlį ant virbalų ir kaip matote, akys tikrai yra lygios. Kad kol paaiškinsiu, kodėl kaip man tai pavyksta padaryti, parodysiu pavyzdėlį, kurį specialiai, kaip aš kad sakau, principingai palikau tokį, koks yra, kad jums parodyti. Matot, yra perėjimai ir tarsi kas antra eilutė. Visos šios klaidelės labai puikiai matos iš blogosios pusės. Yra tokios linijos trupučiuką laisvesnės, ar ne? Matosi, kur tikrai jos yra. Tai šitam principui nenaudojau aš to būdo. O šičia, matot, yra viskas labai lygu ir gražu. Ir šičia viskas yra gerai. Toliau ir kitas variantas. Čia mano visi pramėgsti pavyzdėliai. Ir kitas variantas labai lygus. Visumoje iš blogosios pusės tikrai matosi viskas geriau negu kad iš gerosios. Tai ir šičia. Aišku, gal kažkas turi kitokių minčių, tai tikrai labai džiugu, bet aš naudoju šitą būdą ir man jisai pasiteisino ir aš labai džiaugiuosi, kad aš galiu jį naudoti. Tai pagrindinis dalykas yra, sakykime, kai pradedat megzti projekto arba mezginio pagrindą, jūs kairėje rankoje turite turėti plonesnį virbalą. Būtent pabrėžiu pagrindą, nes atnarai, apdaila ir visa kita yra mezgama su dar mažesniu virbalu negu kad pagrindas, bet su dešinės pusės mažesniu. O kada jūs mezgate pagrindą, čia mano bus pagrindas, tai kairėje pusėje nesvarbu, kad aš mezgu su valu. Man tai nėra jokio skirtumo, man vis tiek patinka. Kairėje pusėje yra plonesnis virbaliukas, dešinėje storesnis tokio, kokio reikia mezginiui. Man geriau slysta, patogiau, tiesiog žymiai geriau ir žinoma, pats pagrindas lygesnės akys. Šitą patį būdą galima naudoti ir su virbalais neprisukamais, kaip pastebėjote, šičia pas manęs yra prisukami virbalai, bet jeigu jūs mezgate gaminį iš dalių, tai aišku tik tai tiek, kad jums reikia turėti du skirtingus virbalų dydžius su valu. Ir jūs tai galite daryti. Tai čia galima naudoti ir prisukamus, ir neprisukamus virbaliukus. Tai kaip tik paėmiau parodyti, sakykime, jeigu aš paimčiau į dešinę ranką virbalą su valu, tai imčiau 3, 2, 5, o sakykime, mažiausiai kairėje rankoje turėčiau 2, 7, 5. Bet šitas skirtumas gali būti iki vieneto, tiek prisukamuose, tiek kartu su valu. Tai tikrai geras ir patogus būdas, kaip išlyginti gaminio akis ir paskui galime pačios pasidžiaugti, kad mūsų gaminukas yra labai labai lygių akyčių. Tad linkiu pasinaudoti šitą techniką, šitą mažą paslaptimi, mezgant savo mezginukus ir linkiu jums lygių akyčių. Iki malonaus.